Mintys laisvos. 2020 m. rugpjūčio mėnesį Tesla Incorporated generalinis direktorius ir įkūrėjas Elonas Muskas paskelbė apie Neuralink išradimą. Neuralink yra implantas įsodinamas po odą viršutinėje kaukolės dalyje. Jis gali būti prijungtas prie išmaniojo telefono per Bluetooth programą. Pasak Musko, norint neatsilikti nuo dirbtinio intelekto, žmonėms reikės savo smegenis prijungti prie kompiuterio. Berlyno Humboldt universiteto neurofiziologijos ir klinikinės patologinės fiziologijos profesorius dr. Karlas Hechtas į tai žiūri kritiškai. Jis kalba apie kontrolę ir įtaką mintims bei sąmoniai. Tai pavojingas bravimasis į žmogaus prigimtį arba krikščioniškų požiūrių į Dievo kūrinį. Ši technologija gali būti lengvai panaudota, norint paveikti žmogaus psichiką ir mąstymą.